Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis aiškiai sako, įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygus. Žmogaus teisų negalima varžyti, teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimų, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindų. Tai kaip dabar taip yra, kad komisijos posėdėje prokuroras Laucius įvardino, kad Šurajevui yra taikomi kitokie standartai tam, kad pradėtų baudžiamąjį tyrimą, negu kad Petrui Gražuliui, kuris yra Seimo narys. Tai jeigu Šurajevo atveju jo patyčios, keiksmai, necenzūriniai žodžiai, niekinimas kitų pažiūrų žmonių yra teisėti, tai kaip tada gaunasi su parlamentaru Petru Gražuliu? Ar tada, reiškia, jo atveju tai jau nėra pažiūros ir Seimo nariai tada balsuodami už tai, kad jisai išsakė savo pažiūros, kaip kad tai darė Šurajevas, mes tada pažeisim konstituciją? Kaip jūs matot tai? Vėlgi, aš jums neatsakinėsiu į teismo sprendimus ir į ne mūsų komisijos nubrėžtą formatą ir ribas. Tai atsakys teismo procesas ir mesgi kalbame, ir ką jūs pats pasakėte savo pasisakymę, kad nevalia įžeidinėti žmonių dėl jų politinių, seksualinių ir kitų pažiūrų, taip pat ir rasės ir tikėjimo. Ir šitoj vietoj Seimo narys kaip politikas, jisai turėtų laikytis aukštesnių standartų. Tai vis tik dėl vedimo tvarkos aš kolegės klausiau ne apie baudžiamąjį tyrimą, bet kaip parlamentarės. Ir aš taip suprantu, kad tyčiotis iš Žemaitaičio, Kepenio, Puidoko ir kitų parlamentarų ir juos niekinti ir įžeidinėti, tai yra leistinas elgesys. Ir jūs pritarėte tokiai išsakytai prokuroro nuomonei, nes tai nėra apie baudžiamąjį tyrimą. Nes policija surinkusi buvo tokį talmudą medžiagos ir Vilniaus apygardos prokuroras įsijungė ir būtent priėmė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo, nors įprastai taip niekas tokio lygio bylose nedaro. Tai ar toks elgesys Seimą tenkina, kai yra lygus ir lygesni, kaip Orvelo gyvulių ūkyje? Man labai gaila, gerbiamas kolega, kad kiekvieną Seimo posėdį jūsų minėtėm Seimo nariam tyčiojantis iš tam tikrų politinių partinių ir jėgų, visi tylite ir tą toleruojate. Tai gerbiam kolegos, aš dar kartų primenu, kad politikai neturėtų įsileisti įvertinimus dar nebaigtų iki teisminių tyrimų, nes galima taip pat už šitą veiklą sulaukti atitinkamų teisėsaugos reagavimų.